Labas rytas. Va, kokios garbanos pas mane. Žinokit, pasiteisino tas reikalas. Aš šiek tiek dar persimečiau daugiau garbanų į kitą pusę. Kažkaip pagyvint tą vaizdą, nes tas toks klastimas lygus, tai nežinau, šiek tiek taip galvoju, gal truputį kitaip padarysim. Aišku, šita pusė dabar tokia nėra labai kažką, bet galima užsikišti už ausies, tai gal kažkiek geriau atrodo. Ir manau, per dieną prasileistos garbanos kažkiek, aš nepurškiau jokio lako, nieko, nes pakankamai tvirtai susisukusios. Tai žiūrėsim dienos eigoj. Turim pirmadienį. Vakar vėlai vakare parašė Beno klasioko mama, paklausė, ar Benas galėtų šiandien po pamokų važiuoti su jos berniuku į jų namus, nes jau, žodžiu, pradedam eiti mokyklą ir jau prasideda tie visi kvietimai į namus, pažaisti, tada apsikeisti vos ne vaikais, juos pasikviesti. Tai jinai paklausė, aišku, tu gali nesutikti, bet iš kitos pusės, gal kažkiek ir galvoju, jie gerai visai sutarė su tuo berniuku, tai paklausiau Beno, ar tu norėsi, nes sakiau, aš jau su tavim nevažiuosiu, tu tada važiuosi iškart su tuo berniuku pas jo, nes jį autobusas paima iš mokyklos su jo sese ir sakau, jeigu nori, tada važiuok. Nežinau, ten, man atrodo, gal porą valandų ar kiek ten pasibūna ir tada tiesiog važiuoji vaiko pasimti. Tai vat paklausiau, kada atvažiuot man jo pasimti. Ir Benas sakė, jo, noriu, tai šį pirmadienį jisai važiuos pas tą berniuką pažaisti, o sakiau, kitą pirmadienį jau mes pasimsim pas savęs, galės pasižaisti. Tai va, bus matyt koks oras, kaip ką, gal grįšim tada namo, išsikepsim kokią pizzą, vaikai pavalgys ir gal tiesiog važiuosim kažkur į lauką pasižaisti, nes pas mus nėra tiek labai daug ir vietos iš tikrųjų. Ir šiaip, gal jeigu oras fainas laukia, gal ir smagiau iš tikrųjų. Tai bus matyt, ką mes ten sugalvosim ir kaip ten bus, bet šiandien Benas važiuoja iškart po mokyklos pas draugą. Ten yra tokia jauna norvegų šeima, turi 2 vaikus, kažkada važiavom pas to berniuką į gimtadienį, tai žinau, kur jie gyvena ir atrodo tokie visai faini žmonės, tai galės Benas ten ir pasižaisti. Tik reikia sužinot, kada man jo nuvažiuot pasimti, tai tikiuosi, jinai man dar parašys žinutę. Ir paprašiau, kad parašytų, kai Benas pas jų atvažiuos, nes, aš vėl būsiu tokia nerami, nes jis šiaip visada su mumis namo važiuoja, o dabar važiuos su autobusu mokykliniu, su kuriuo tas berniukas ir jo sesė važiuoja namo, bet aš sakau, ar jis iš vis gali su to autobusu važiuoti pas jų. Jinai sakė, kad gali, nes važiuoja pas jų vaiką į namus pasibūti. Tai tikiuosi, kad viskas bus sklandžiai. Ekstra atveju mes dar iš tikrųjų turim tokią blakę, taip gal pavadinkim, kurią esam įdėję į Beno kuprinę. Ir kai aplinkui yra Wi-Fi'us, interneto ryšys, tada mes tiesiog matom, kur ta kuprinė juda ir galim susidaryti vaizdą, kur mūsų vaikas randasi. Tai jo, bet sakė, parašys žinutę, kai jau Benas pas jų atvažiuos, nes manau, apie 3 valandą turėtų jau būti pas jų, o aš tik 3 valandą darbą baigsiu. Tai manau, kad viskas ir bus gerai, sužinosiu, kaip ten kas ir jeigu ką, tiesiog tiesiai namo važiuosiu. Tai va, šiandien vyro grafikas irgi kitoks, skamba žadintuvas mano, žiūriu, kad mes visi 3 lovai, sakau, tu į darbą dar nevažiuoji, tai pasirodo, kad jisai šiandien vakare tik dirbs ir grįž, nežinau, kada ten paryčiais, nes šiek tiek ten kitoks grafikas gaunasi, jie ten turi tokį kitą projektą, į kurį gali tik vakare įeiti, tai jo, ten irgi šiek tiek kitaip, tai būsim vieni, paskui visą vakarą ir turbūt naktį. O kaip rytoj ten jis dirbs, aš net nežinau, nes rytoj man jau vakarinė, tai šiaip jisai turės Beną paimti, tai tikiuosi, kad ten viskas sklandžiai bus. O jau autostrada kokia užsikišus, liuški.
reikia kažkur čia lysti, bet kad nelabai čia yra kur. Nu tai ką, riedo aš iki to darbo, atidirbsim tą pirmadienį, pradėsim naują savaitę. Pamiršau maikę. Varau į apačią pasimti. Draugė gaus parsiųst mane į viršų, nes čia reikia kortelę turėti specialią. O aš turiu, bet kodas mano neveikia. Oi, kažkur jau ne čia nusileidau. Oh my god. Jo, čia man atrodo į pirmą aukštą reikėjo. Oi, argo. Første etasje. Einam maikės ieškot. Maikė gal ir didelė, M dydis tokia labiau oversizinė, bet nebuvo jau kitų dydžių. Ai, bus gerai. Darbus baigiau, bet sakau, reikia ateiti. Čia truputį pašniukštėti. Sporto prekės berods yra kažkokių akcijų. Šiaip man reikėtų irgi tokių kažkokių turo kelnių. Pasidairykim, ką jie čia gerą turi. Važiuoju jau link namų. Nu, šiek tiek papardęs pasivaikščiau, tai čia jau toks kamštis susidarė, kad važiuojam kaip sraigės. Tai jo, Benas išvažiavo pas savo draugą, ten susirašėm su jo mama, sakė, autobusas buvo pilnas, nebuvo vietos, tai jinai važiavo jų paimti. Tai viskas gerai, ramu, Benas tenai, nežinau, kažkaip man keista, kai jo namie nebūna, o aš esu ir, mes su vyru ir praeitą kartą buvom namie, o Benas išvažiavo su draugė ir jos vaiku į tą žaidimų kambarį, tai kažkaip keista, kad nėra vaiko kartu, nes visada mes būnam visi. Tai dabar irgi grįšiu namo, būsiu viena ir bus taip įdomu, nes visada aš Beną pasiemu ir būnam, kažką veikiam. Tai sakė, vyrelis išvirė sriubytes, eisim, paragausim, pavalgysim, grįšiu, tai žiūrėsiu, gal kažką apsitvarkysiu ir eisiu tiesiog pačilinsiu ir apie 6 valandą važiuosiu Benų paimti. Tai tokia popietė, o vyrukas mano dirbs kaip ir tokiai naktiniai, vakariniai. Sakė, jie ten gali triukšmauti iki 10 nakties vakaro, tai turės gan greit apsisukti tam projekte ir po to turbūt važiuos namo. O rytoj jam vėl anksti keltis, tai sakau, kaip tau ten bus, nes rytoj jo diena paimti Beną, nes man vakarinė. Sakė, turėtų būti viskas gerai, tai tikėkimės taip ir bus. O dabar ką, važiuoju link namų, o tiesa, toj parduotuviai Benui paėmiau tik tokią vieną maikę, čia yra tokia sportinė, labai malonios medžiagos, nes jisai trečiadienį eis pasižiūrėti futbolo. Jeigu jam ten viskas tiks ir patiks, tai mes jį užrašysim į būrelį, tai bus vieną kartą per savaitę, trečiadieniais, man atrodo, be 15:06 prasideda ir 6:30 berods baigsis. Aš, žodžiu, varau pro mokyklą, nes čia belė koks kamštis, manau, ten sutrumpinsiu kelią. Tai va, šį trečiadienį reikės nuvažiuoti pasižiūrėti, kokia ten situacija, kaip kas. Benas sakė, nori, nes ten dar ir jo geriausias draugas iš darželio eis berods į tą pačią grupę, nes jisai eina į tą mokyklą, kurioje vyks tos treniruotės ir mūsų iš Beno klasioko tenais klasioko ir klasiokės tėtis yra treneris, kuris treniruos tą komandą. Tai šiaip manau, kaip ir būtų visai faina. Iš tikrųjų, Benas nemoka žaisti futbolą, palei visas taisyklės jau taip tenais grinai, kad žinotų, kaip ten kas reiškia. Jis tik yra matęs ten per teleką ar ten gal kažkokį žaidimą yra žaidęs, bet šiaip grinai tų visų taisyklių jis nežino, tai būtų visai smagu, kad jisai pramoktų ir išmoktų ir kad jam, turėtų kažkokį tokį užsiėmimą, hobį, būrelį, nes, vieną kartą per savaitę, tai manau pats tas 6-mečiai turėt kažkokį tokį būrelį, nes,
čia, kai pradėjau lankyti mokyklą, vis galvojau, kaip čia ką daryti, ar leisti kažkokį būrelį, ar neleisti, nes atrodo dar ganis toksai, jaunas, pipliukas, ten, kiek jam čia gruodį tik tie 6 metai sukako, tai kažkaip, mes buvom pabandę tą karate vieną kartą, tai kai jis buvo tam būrelį, jam visai patiko, bet praeitą, turėjom važiuoti vėliau vėl, ir tada jis labai nenorėjo važiuoti, tai aš jo ir per prievartą ten nevedžiau, ir taip tas mūsų karate, ar ten taekwondo, ar kaip jis ten vadinasi, ir pasibaigė. Tai ir nebeturėjo jis ten jokio būrelio, tiesiog žiemą buvom užrašę jį į lygumų sličių, tokią kaip mokyklą, bet ten buvo, man atrodo, tik 6 pamokos per sezoną, tai jisai baigė tas visas pamokas ir vėl baigėsi visi būreliai. Tai dabar tikiuosi, jam galbūt tiks ir patiks tas futbolas ir manau vieną kartą savaitę, tai čia easy. Tai trečiadienį važiuosim pasižiūrėti, norėjau nupirkti jam treniginės kelnes, nes, šiaip su šortais dar vėsoka, bet sakė, mamos, klausiau, kaip tie vaikai ten apsirengė, tai būtent ant tokių ilgų rankovyčių bliuzono užsideda futbolo maikę ir užsimauna kažkokias giedras ir ant tų giedrų užsideda šortus, bet aš neradau jokių giedrų ir galvojau, gal tiesiog rasiu kažkokias sportinės kelnes jam. Bet aš ir neradau, žinokit, tų jokių kelnių, tai kažkaip tiesiog paėmiau šitą maikę ir dabar prisiminiau, kad aš visai norėjau užsukti kitą parduotuvę, tokį outlet, kur ten galbūt būčiau radusi, bet kadangi trumpinu kelią, tai aš jau ten nebeužsuksiu, bet manau užsuksiu rytoj prieš darbą, reikia tik nepamiršti, nes tada nebus jokių kamščių, nieko, užbėgsiu, pažiūrėsiu, gal kažką rasiu. Ir trečiadienį kaip ir būsim pasiruošę. Dar būtinai reikia pasimatuoti futbolo batus, pasižiūrėti, ar jam jie nėra maži, nes jisai, man atrodo, praeitą vasarą juos buvo vyras jam nupirkęs ir galvoju, kad gali būti jau jam ir mažoki, tai tada gali būti, kad reikės naujų batų, bet nežinau, gal reikia neskubėti nieko pirkti, nes realiai mes turėjom jau į tą futbolą eiti ir šiek tiek anksčiau. Tik tais į kitą komandą, bet Benas kažkaip sirgo, nelabai jis ten norėjo ir kažkaip mes ten ir nebenuėjom. Būtent šito klasioko tėtis, pas kurį dabar Benas yra, irgi buvo ir yra treneris, į kurio ten tą komandą jį kvietė, bet Benas kažkaip ten, man atrodo, sirgo, mes tada nebenuėjom, vėliau jis kažkaip nebedrįso ten eiti, sako, aš nelabai ten ką pažįstu, nors tą berniuką kaip ir pažįsta, pas kurį dabar išvažiavo. Ir kažkaip taip gavas, kad mes ten ir nenuvažiavom ir plus labai nepatogus laikas būdavo žaidimų, nes vykdavo rungtynės visą laiką šeštadienį. Tai iš tikrųjų dar ir tas mums nelabai patiko, nes vis tiek mes mėgstam kažkur išvažiuoti, su šeima pabūti, o ten gaunasi, kad tu turi lankyti tą futbolą, tada prasideda visokias varžybas, tada tu jau esi kaip ir pririštas prie tų varžybų, nors dabar irgi gali būti taip, bet kadangi jie dar yra tokie gan maži, tai sakė, kaip ir nėra ten labai griežtos taisyklės, kad tu ten visą laiką turi eiti, bet aišku, kad tu ten turi kuo reguliariau eiti, jeigu tu pradedi. Ir dažniausiai tos rungtynės ir vyksta savaitgalį, kai tėvai turi laisvas ir gali su tais vaikais ten visą dieną ar ten pusdienį prabūti tose varžybose ir žiūrėti, kaip jiem ten sekasi. Tai, pažiūrėsim, kaip čia bus, nes žinau mamų, kurios irgi važiuoja į tos rungtynės ir ten vos ne visą dieną praleidžia tose rungtynėse su vaikais. Ir dar būna, kad tėveliams reikia atlikti kai kurios darbus, būnant tose rungtynėse. Man atrodo, jeigu tavo komanda žaidžia namuose, tai gali būti, kad tau teks ten kepti defrainius, pardavinėti defrainius, padėti ten prie kažkokių tokių darbų, nes atvažiuoja svečiai iš kitų miestų, ir jie tenais žaidžia viens prieš kitą ir tų priešininkų komandos tėveliai irgi atvažiuoja ir ten nori nusipirkti ir maisto, ir gėrimų, ir ten vyksta tokie visokie prekiavimai ir tėvai turi prisidėti prie šito viso reikalo. Tai yra įtraukti ir tėvai, kadangi aš dar nelabai susidūrus su šituo, tai tiksliai nelabai žinau, bet yra kolegės pasakojusios, kurių vaikai žaisdavo futbolą ir kad taip būna. Ten, tarkim, tėčiams duoda kokį darbą, ten sureguliuoti parkingą, nes atvažiuoja daug tėvų, daug mašinų, tokie visokie dalykai.
Nu tai nežinau, kol kas gal čia nebus tokia rimta ta mūsų komanda, nes vis tiek tik vieną kartą per savaitę žaisim, bet ateityje gali būti visko, priklausomai ar Benui tiks ir patiks tas futbolas. Tai pagyvensim, pažiūrėsim. Nu ką, lėksiu Benu pasimti. Nieko ten ta mama man daugiau ir neberašė. Jokių žinių. Tai tikiuosi viskas ten gerai. Nežinau, kažkaip. Aš tai manau, kad... Nemanau, bet jeigu aš pasimsiu vat tą berniuką arba kada kokį kitą berniuką, tai nusiųsiu tėvams ir nuotraukų ir parašysiu, kad viskas gerai. Kažkaip nesunkugi pranešti, nes kai nieks nieko nerašo, kažkaip vis tiek man taip neramu, ar ten viskas gerai. Ir šiaip gan faina gauti kažkokių nuotraukų, ką ten vaikai veikia, kaip jiems sekasi, tai... Nu, negavau jokių žinių, tai tikiuosi viskas gerai, važiuoju aš jo pasimti. Dar užsuksim iki parduotuvės, reikia indų ploviklio būtinai nusipirkti. Gal dar kažką pasimsim. Ir jo, nes jau vat greitai 6 valandos, tai nieko čia per daug ir nebenuveiksim jau. Truputėlį kažką dar paveiksim ir reikės eiti ruoštis rytojui vėl Benui į mokyklą. Man bus vakarinė. Tai nežinau, kai aš jį išleisiu, rytoj lauksim takso. Žiūrėsiu, ką aš veiksiu. Gal eisiu dar pamiegoti, gal neisiu miegoti. Nes taip ryte atsikeli ir atrodo, kaip norėčiau eiti dar pamiegoti, bet ne visada iš tikrųjų ir pavyksta užmigti. Arba čia prisigalvoji kažkokių darbų ir nebenueini. Tas dviratis pas mane čirška. Turiu Beno dviratį bagažiniai. Kažkas ten tarška, barška. Nu, lekiam pasimsim Beną, paklausim, kaip jam ten sekėsi. Va, kokį pasėmiau liūtą. Su kokiais čia dažais piešit? Piešam kažką. Dabar reikės nupraust tau veiduką. Labas, dabar valysim mano veidą. Ką čia nusivalys? Tas mėlynas nelabai nori. Nu, ateini. Duris pridaryk. Lipki lovoje.